pavasaris, laikas pasirūpinti augalais. Tam reikalingas specialisto patarimas. Atvažiavome į bendrovę Rėkyva. Ar teisingai kreipiamės? Taip, labai teisingai. Akcinė bendrovė Rėkyva, durpių įmonė, gyvuoja jau 62 metus. Šiuo metu akcinė bendrovė Rėkyva priklauso Danų kapitalui. Savininkai yra Danai. Danų sodininkystė, daržininkystė, kaip žinome, yra jau nuo seno laiko labai plačiai išvystyta. Todėl visa šita patirtis yra perduota mums. Ir mūsų gaminami produktai, ir natūralios durpios, ir durpių mišiniai, tai yra tikrai gerai subalansuotos trąšos su mikroelementais, pridėta klintmilčių. Yra viskas tai, kas reikalinga augalui augti. Su malonumu norime pateikti savo produktus mūsų lietuviams vietiniai rinkai. Mūsų pagrindė produkcija prekiauja visi prekybos centrai. Visur juos galima rasti. Taip pat šiuo metu mes netmetame galimybės jas parduoti ir medelynams. Taip kad užėję į dekoratyvinių augalų skyrelius, medelynus, jūs galite rasti ir mūsų produkcijos. Mūsų pakuotės visada yra pažymimos Rėkyvo ženklu. Taip pat, kadangi didelė dalis buvo, ta pati produkcija keliaudavo į Daniją ir į Lietuvą, todėl turime bendrus maišus. Jie vadinasi Global linija. Ant maišų bus parašyta ir daniškai, ir lietuviškai. Iš to galime spėti, kad mes tikrai neišskiriame Lietuvos kliento nuo užsieniečio kliento. Mūsų maišuose kitoje pusėje yra pilnai parašyta, kam yra skirtas maišas, kokiam augalui, kas jo sudėtyje, ar jis yra nurūgštintas, ar ne, kam maždaug tinkama. Tiesiog reikia skaityti pakuotę. Tikriausiai ant pakuotės yra ir visa instrukcija, kaip naudoti. Taip, jūs tiesiog nusipirkę pakuotę maišelį. Pavyzdžiui, paimame 10 litrų pakuotę, tai yra substratas gėlėms. Tai gali būti, net jau maišelį matosi, petunijoms, surfinijoms. Jeigu atsisukate į kitoje pusėje, yra įvairiomis kalbomis parašyta, kaip tai naudoti, kad substratą pakanka sudrėkinti. Specialūs jame sudėti priedai užtikrina greitą ir pilną vandens sugeriamumą, kad substratas neperdžiūtų ir niekada neturėsite problemų jį vėliau sudrėkinti. Ir parašyta, kokiom gėlėm jisai skirtas. Ir viskas tiesiog pasiėmę, nusipirkę pakuotę, jūs pilnai perskaitę instrukciją, galite tikrai gerai užauginti gėles. Turime tikrai išskirtinį produktą, kuris yra labai populiarus Danijoje. Mūsų maišas, kuris susideda irgi yra su universaliomis trąšomis, pilnai subalansuotas, nurūgštintas, turi įdrėkinimo skystį. Šitame maiše yra 3 skrituliai. Juos iškirpame, paimame indelį su daigeliu. Tas daigelis indelyje turi būti iškirpta apačia. Ir jį įsodiname į vidurį. Šitokiu būdu šitas maišas yra vadinamas auginimo maišas. Jį galima pilnai daržovės užsiauginti balkonuose. Ir svarbu, kad būtų gera užuovėja, daug saulės. Ir jūs nereikia net išeiti iš namų ir jau pilnai galite valgyti savo agurką, pomidorą užsiauginę balkone. Gal pirkėjai yra nepatiklus, tai iš kur jiems žinoti, kad iš tikrųjų kokybišką prekę perka? O čia mes tikrai galime pasigirti. Akcinė bendrovė Rėkyva yra įdiegta tikrai labai tvirta kokybės kontrolė. Kiekviena pamaina turi po laborantą. Laborantas ištisai būna ceche, jisai tikrina pastoviai produkciją, tikrina įpylimo maišo tūrį, tikrina pH, tikrina trąšų kiekį. Ir tai yra ne vien tik tai momentinis tikrinimas. Trąšos taip pat ir pH yra tikrinamos, palaikomos po paros, po 24 valandų. Ir mes tikrai esame užtikrinti ir garantuojame, kad mūsų produkcija išeina tikrai kokybiška. Mes taip pat atliekame ir auginimo testus, tam, kad patys įsitikintumėm, kad esame sudėję tikrai reikiamą kiekį trąšų, klinčių
mikroelementų, taip kad šiuo atveju mes esame pilnai garantuoti, kad mūsų produktas yra tikrai labai geras. Mes turime tikrai labai gerą produktą rododendrams. Kadangi jie mėgsta rūgščią terpę, mes gaminame iš trupintinės durpės, maišydami su vadinamu mūsų atliekų produktų švyliu. Taip pat pridedame subalansuotų trąšų. Taip pat produktas tinka ir šilauogėms, taip pat azalijoms. Ir tiesiog reikia žiūrėti, kaip nurodyta instrukcijose augalo, ar tai yra mėgsta rūgščią terpę, ar tai nurūgštinta terpė. Šiuo metu esame sukūrę naują maišą, naują pakuotę rožėms ir jame yra tikrai geras profesionalus produktas skirtas rožėmis. Norėtumėm pristatyti ir produktą, kuris yra netradicinėje mūsų pakuotėje. Mes mielai sulauktumėm pirkėjo, kuris galėtų nusipirkti šį gerą produktą, kadangi jis gaminant profesionalų užsakymą lieka likučiai. Jie tikrai yra subalansuoti geri, bet mums išsivalant, jo pakuotė yra kubinė arba šiek tiek kita. Jeigu žmogus atvažiuoja su priekaba, maloniai kviečiame nusipirkti už gerą kainą. Taip pat norėtumėm pasiūlyti produktą, kuris lieka išfrakcijavus mūsų durpę, tai švylis. Šis produktas labai tinkamas gyvulių pakratams. Ypač labai populiarus Danijoje, todėl manau, kad ir mūsų karvėms ir kiaulėms jis tikrai labai tiktų, kadangi tai yra natūralus produktas.